Neseniai Lietuvos naujienų portaluose buvo aptarinėjami nežinomų provokatorių teiginiai, kurie žemina Lietuvą ir lietuvius. Patikinsiu jūs, kad tokių antilietuviškų teiginių Baltarusijos visuomenėje nėra daug ir jie nėra reikšmingi. Niekas apie taip negalvoja ir nemato, žinokit, čia mes žinom, kad čia banda iš tikrųjų ta KGB ir Maskva, ten Kremlinas daryti, kad mes nesame kartu. Iš tikrųjų nieks apie tai negalvoja. Pažiūrėkime, ką apie mus kalba Baltarusių išeivija. На место Жемайции возникла Литва. Литува. Литва. Литва. Литву. Литве. Це Литува, і Литови. Литвису. Литвисов. Литовицька. Литовісов, литовіси. І хоч наші сусіди називають себе Литувяй, країну Литува, але настоюють, каб і ў беларускай мове мы называлі іх абавязкова літоўцы і Літва. Гэта робіцца таму, што праз простае сугучча назваў Літвы гістарычнай і сучаснай уся гісторыя Великого княства Литовського подавалася як історія національна літовісів. Vat aš klausiu jo, kodėl jis naudoja lietuvisų pavadinimą lietuvis. Sako, tam, kad parodyti lietuviam pagarbą. Гучить, наприклад, в документах литовец, литвин, литовский. У 90% нават больше договорка ідзе про жыхара Менска, про жыхара Украины, про жыхара Киева. Я для адзначэння сучаснай краіны і сучаснага народа карыстаюся іхнім аўтонімам, саманазвай. Літува, літувісы. Навука ввогуле не ведае такой з'явы, як сярэднявечны балцкі горад. Усе яны вынік каланізацыі, нямецкай, беларускай, трохі менш дацкай. Немцы і датчане заснавалі гарады на латышскіх, эстонскіх землях бліжэй да мора, а беларусы ішлі з другога боку. Яны фундавалі новыя гарадскія паселішчы ў суседніх літувіцкіх і латышскіх землях. Tai čia dar toks labai dalykiškas ir akademinis paaiškinimas. Dauguma litvinistų kalba žymiai pikčiau ir žemina mus kur kas labiau. У 12 стагоддзі полацкія крывічы заснавалі Вільню на сённяшняй гары Гедыміна, высокім замку, на тым месцы, дзе 2 стагоддзі раней было закінутае балцкае паселішча. Vilnius, Baltarusių miestas ar ne? Нашего дня. Štai čia yra Aleksandr Krusevič interviu su Naša Nyva. Timotis Snaideris nėra nieko panašaus, nei rašęs, nei sakęs. Na, o interviu pabaigoje Krusevič tiesiai šviesiai sako, jog užaugs nauja baltarusių karta ir su mumis susidoros. Сокращенно Литва, а мы с вами будем помнить, что Литва в историческом прошлом это Беларусь. Tai yra Vladimir Arlau knyga ir štai tokius mistinius bei fantastinius dalykus jis rašo. Pasak jo, Kernavė ir Vilnius yra Polocko kunigaikštystės kolonijos, tačiau nėra jokių archeologinių duomenų, kurie šios teiginius patvirtintų. Šioje ištraukoje yra tiesiai šviesiai rekomenduojama Lietuvą pervadinti į Lietuvą, lietuvius į lietuvisus, o lietuvių kalbą į lietuviskąją. Ir štai taip jis meluoja, kuomet jam prispaudžiama uodega. Почему вы думаете, что Литву современную надо отделить от Великого княжества Литовского? Ну я не думаю. Перше питання, яке задає соціал-демократ. Скажіть, а що буде з Вільнею? А як ви будете рішати вільнюський вопрос? А у їх вот тут сидіть, а що з Вільнею буде? Розумієте, по сьогоднішній день це є. І по сьогоднішній день... Це питання про наші претензії на Вільню? Ну так, вони ж це розуміють. Це ж підспудно сидіть, усе. Тому що там ніякого права, там же зроблено було. Ši ponia yra Natalija Radina, viena pirmųjų pabėgusių nuo Lukašenkos režimo. Mes jai suteikėme prieglobstį, ji Lietuvoje įregistravo savo portalą Chartija 97. Čia buvę rekvizitai, jos veiklą remia Užsienio reikalų ministerija per Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politiką. Ir štai tokie nuostabūs dalykai tame portale rašomi. Atkreipkite dėmesį į peržiūrų kiekį. Pasak Chartija 97. Lietuva tėra Žemaitija arba Lietuvos Respublika. LDK buvo Baltarusijos valstybė, ne tik pavadinime, bet ir čia tekste tai tiesmukai įvardinama. Na ir šis teiginys, kurį tuojau parodysime, yra visiškai klaidingas, dauguma istorikų sako priešingai. По приказу Екатерины II нас, белорусов, нас, литвинов, назвали белорусами. Изначально в состав литовского государства вошли земли современной Беларуси. Полоцкая, Витебская и Минская. Его первой столицей стал город Новогрудок, ныне Гродненская область. Язык, на котором говорили в Великом княжестве Литовском, был русский язык.
Это не был нынешний литовский язык. На нем говорил народ Жмуть, который был присоединен к ВКЛ в результате победы над Ливонским орденом. The government of Žemaitija, Lietuvos Respublika, Žemaitija, Žemaitin. Петицию от великого литовского белорусского народа передали жмутинскому, литовскому и уже забрали жмутскую амбассаду. Жмутинок жмуть. Жмуть, все. Tai yra Kavalenka raštas įteiktas Lietuvos ambasadai Lenkijoje. Jame išdėstyti tokie reikalavimai – grąžinti Vilniaus kraštą, atsiprašyti už atliktas skriaudas, atsisakyti Lietuvos pavadinimo, persivadinti Žemaitiją, nenaudoti vyčio simbolio ir kiti. Nereikia galvoti, kad tai kažkokie tai marginalai. Iš tikrųjų, aš manau, kad vidutinis statistinis baltarusis, jeigu šiandien jo paklausim, ką jis galvoja apie LDK istoriją, apie Vilnių, maždaug taip ir pasakys, kad Vilnius Baltarusių miestas, kad pavadinimas Litva, tai čia Baltarusių pavadinimas, o Lietuva tai čia kita jau šalis, tai jau Žemaitija tik tai pasyvių, kurie girdi tą ideologiją, jų kur kas daugiau. Tai šimtai tūkstančių, o gal net ir milijonai. Naktinėme Vilniuje prie atsargos karininko Dariaus Antanaičio priėjo baltarusis. Aktyviai priekabiavo prie aplinkinių lietuvių, aiškindamas rusų kalbą, kad Vilnius priklauso Baltarusijai, kad mes esame tik Kaune gyvenantis ir Žemaitijoje gyvenantis žmonės, o visas Vilnius ir visa rytinė Lietuvos dalis yra Baltarusijos. Turėjau džiaugsmą dėstyti THU, tiems baltarusių studentams, tiems tokiems demokratams Lukašenka išvarė. Didesnių šovinistų, nacionalistų aš nesutikau gyvenime. Jie aiškino man, kad mes iš vis esame niekas čia, kad mes iš jų atimėm visus herojus ir aš tą pavogėm, atimėm kunigaikščius jų. Вільня як моноетнічний город – це не Вільня, це фігня нейкая. У найновшай гісторыі ліцвінскую спадчыну фактычна апанавалі сённяшнія літоўцы. Маўляў, мы, і толькі мы ёсць нашчадкамі тых гістарычных ліцвінаў і іх дзяржавы. Але дзе ж там? Сэрца дзяржавы склалі землі заходняй Беларусі з такімі ўмацаванымі гарадамі, як Наваградак, Ваўкавыск, Гародня, Слонім і іншыя. Tai yra klasikinis litvinistų pavaizdukas, kuriame LDK branduolys buvo Naugarduke arba aplink jį. O šiame šiek tiek senesnėme Budzma Belarusami straipsnėje teigiama, kad niekas nepakeis to fakto, kad lietuviai buvo beteisė tautinė mažuma LDK sudėtyje. Šis ponas yra Kalinausko pulko štabo vadas Pavel Kuchta. Ir pasak jo mes esame labai prastai atlikę istorijos pamokas. Turėtume mokytis, kur buvo Lietuva, o kur buvo Žemaitija. Tai yra kitas Kalinausko pulko narys Alech, štai įrodymas, jog jis tikrai jam priklauso, tai yra jo TikTok paskyra. Po šiuo įrašu jis mus vadina Žemaitija ir teigia, jog mūsų herbas turėtų būti lokys. Tai yra jo Facebook paskyra, čia yra jo įrašas su tokiais gražiais džemperiais, kurie labai panašus į kitus džemperius. Ši kaukolė yra širdžiai mielas ir malonus simbolis iš nacistinės Vokietijos laikų. Ir jei jums reikia daugiau įrodymų, prašau atkreipkite dėmesį į šio karininko apykaklę. The White Race, prisiminkite, to jau bus labai svarbu. Šio įrašo komentaruose Alech dalinasi tokia Telegram grupe Belarusian Resistance, kurioje buvo The White Race polapis su jau matytų grafiniu dizainu ir be abejo kitais širdžiai mielais ir maloniais simboliais. А их сапраўдным гербом был Локис, медведь. Это был традыцыйны герб стараства Жамойцкага, сучаснай Літувы. І нават у 1938 годзе планавалася у парламенце у сваімі Рэспублікі Літува разгледзець пытанне аб тым, каб вярнуцца да свайго традыцыйнага гербу, да гэтага медведзя. Локис гэта па-літоўску, па-жамойску. Pasižiūrėkime, ką kalba Minsko režimo atstovai. Дзень добрый добрым людям. Сёння мы пачнем размову пра горад нашай мары, нашу гістарычную сталіцу, нашу крывіцкую Мекку, нашу Вільню. У разнамоўных гістарычных старажытных тэкстах вы знойдзеце Вільно, Вільна, Вільня, але ніколі Вільнюс. Бо засновалі гэты дзівосны горад, гістарычную сталіцу Вялікага княства Літоўскага нашы продкі, усходнія славяне, крывічы. Вільня можа быць за межамі беларускай дзяржавы, але яна заўсёды мусіць заставацца ў нашым сэрцы, у нашай гістарычнай памяці. Горад нашай мары,
наш белорусский Иерусалим, наш символ белорусской величи, наш символ белорусской вечности. Мои ученики часто меня спрашивают, является литовским такое государство, как Великое княжество Литовское? Я отвечаю, конечно же нет. Это белорусское государство. Столицей Великого княжества Литовского является наш белорусский город Новоградок. Почему же оно называлось литовским? Все просто. Дело в том, что первым князем нашего белорусского государства был литовский кунигас Миндовк. Он был выходцем из балтского племени Литва, которое располагалось на наших землях. Вот и весь секрет. Svarbus momentas – litvinizmo naratyvų juos mokina nuo mokyklos suolo. Pasižiūrėkime, ką kalba pats tarakonas Lukašenka. Jo teigimu pagrindiniai valstybingumo elementai yra gyventojų dauguma, šiuo atveju slavai, raštijos kalba, vadinamoji slavų kanceliarinė, bei daugumos gyventojų konfesinė priklausomybė, šiuo atveju stačiatikybė. Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белосточчина – это белорусские земли, что Вильна – это тоже белорусский город и земли вокруг. Мы же об этом не говорим. Кто по определению главный наследник ВКЛ? Ни языка, ни столицы, ни власти, ничего их не было при основании этого государства, но только то, что у них наш Вильна и то, что они назывались Литвой, все. И самое жалкое, самое обидное, что для многих это действительно это доказательство. Iš pradžių tai atrodė labai juokinga, iki 2013 metų Zapad pratybų, kai mes pamatėm, kad per aktyvėją pratybų fazę, kai prie mūsų sienų prikaupta tiek iš Karaliaučiaus, tiek Baltarusijos pusės daugybė pajėgų, pradedami transliuoti iš Rusijos politikų, iš Baltarusijos pseudoistorikų tas pats naratyvas, kad štai Vilnius turi priklausyti Baltarusijai, Lukašenkai, todėl, kad viduramžiais Lietuvos karalystė, vėliau Didžioji kunigaikštystė buvo sukurta būtent Baltarusų. Jau pamatėme, jog išeivijos pareiškimai niekuo nesiskiria nuo Lukašenkos režimo žinučių. Bet galbūt kuo nors skiriasi nuo Kremliaus rūporų. Давайте поговорим о Литве, точнее о Белоруссии, точнее о Великом княжестве Литовском. И если под этим соусом Александр Григорьевич вернет нам, к примеру, старинный русский город Вильну, то я ему поаплодирую. Pala, taigi čia tos pačios nesąmonės, kurias kalba Pazniak, Krausevič, Marzaliuk ir pats Lukašenka. Из-под Орды на третьем этапе русской истории появляется не только одна Русь, наша, московская, а две. И еще одна Русь тоже есть. Это то, что называется Русь Литовская. Великое княжество Литовское, которое, как мы увидим, в определенные периоды состоит этнически на 80% из русских, исповедует православие и в большинстве своем, и на самом деле претендует на то, что русская история будет двигаться в другом направлении. Dar vienas svarbus momentas – litvinizmas, kuriuo yra nunuodytas baltarusių tautinis atgimimas, puikiai dera ir it puzlė susideda su ruskimi ir ideologija. Оно начало постепенно тянуться к другому магниту, к тому центру, который складывался в Европе. Это было Великое Литовское княжество. Его даже называли литовско-русское, потому что русские составляли значительную часть этого государства. Они разговаривали на древнерусском языке, были православными. Jie visi dainuoja beveik identišką dainelę. Tai gal mes kažkur klystame. Negi visi aplink neteisūs, o mes patys savo faini ir vieninteliai patys teisiausi. What is Lithuania? And how could Lithuania be so? I mean, isn't Lithuania just this tiny country? It's this tiny country filled with Baltic speakers. How can it? It was the biggest country in Europe, my friends. It was the biggest country in Europe at the time. The groups of Baltic speakers that are called the Lithuanians managed to consolidate a state. So they were consolidating because of pressure from the West. And also, as we'll get to, they consolidated because of what the Mongols did in the South. The Lithuanian state in the early 14th century, in the 1300s, was able to move south from its base around Vilnius into what's now Belarus and deep into what's now Ukraine. Больше всего интересно, потому что все-таки Вильнюс, скажем, исконно белорусский город, было интересно посмотреть в этом плане. Исконно белорусский город? Ну, потому что было раньше ВКЛ, вот, столица была Вильнюс. Ну и там во время Советского Союза, в общем, отдали в Литву эту всю движуху. Насколько я помню, не буду привирать, но в целом, то есть он имеет белорусские корни, город. Litvinizmas, jis neegzistuoja baltarusių galvose. Aš atsisuksiu labiau, kad matyčiau ir šitą flangą. Sveiki atvykę į diskusiją.
kuri vadinasi Litvinizmo keliama grėsmė ir atsako galimybės. Pradžioj pristatysiu diskutantus. Auksė Usienė, istorikė, Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento patarėja. Daktaras Valdas Rakutis, karo istorikas, Seimo narys. Eimantas Melenas, istorikas, buvęs vieno iš Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento padalinių vadovas. Žilvinas Vitojus, komunikacijos specialistas, Ukrainos savanoris. Ir aš moderuosiu, ir aš esu visuomenininkas. Ne žurnalistas kaip Tapinas. Apie litvinizmą trumpai. Jūs matėt filmuką, jis labai iškalbingas. Aš labai užaštrinu visą laiką žmonių dėmesį. Sakydama žmonių, aš turiu omeny tuos liberalius, mielus lietuvius, kurie sako, čia nieko baisaus. Tai jų dėmesį aš užaštrinu į tai, kas šitam filmukė ir buvo parodyta, kaip tai sutampa persidengia su rusų nacistų naratyvais, tai iš esmės nesiskiria. Kaip tai yra pavojinga, mes matėm lygiai tą patį prieš 22 metų invaziją į Ukrainą, tie Putino laiškai, kaip mes juos pavadinsim, straipsniai gal, lygiai tas pats formatas ir tai negali nekelti didelių susirūpinimų. Aš jums pateiksiu labai gerą pavyzdį. Kas iš jūsų žino tokį istoriką Vox Veritatis, ukrainietis? Tai puikus, nuostabus žmogus, su tokia lengva, galbūt teisėta arogancija specialisto, jisai deda į pavėsį rusų nacius čiatruletkiai. Ir aš pats jį vartoju, nes labai įdomu ir faina. Ir čia visai neseniai išmeta man YouTube'as vieną jo pokalbį su kažkokiu žmogum ir tas žmogus nori su juo pakalbėti apie Lietuvos, apie LDK. Ir Vox Veritatis sako, o ką čia maždaug? Taigi, maždaug čia viskas aišku, sako, kaip ten sako, tai labai paprastai, valstybės brandolys buvo Žemoits, aš to vietų išjungiau, aš nenorėjau gadinti savo daugiau nuotaikos. Tuo aš noriu pasakyti, kad net tokie žmonės kaip jis, o jis tikrai nėra litvinistas, jis, neįtarsi jo esant tokiu, kaip tas nuodas patenka tarpai ir į Ukrainą, ir kaip tai plinta. Tai išplitę yra iki didelių labai apimčių ir baltarusių politinė tauta, kurios mes kol kas dar nematom kaip tokios, etniškai baltarusiškos politinės tautos mes neturim, bet jos užuomazgos, kai jinai bando tapti tokia, ir aišku, aš kalbu apie Lukašenkos režimo priešininkus, tas jų jaunas nacionalizmas nėra nacionalizmas. Jis yra ultranacionalizmas, šovinizmas ir tai yra labai pavojinga. Įmantai tau. Ir kas iš jūsų gal nežino, kas yra litvinizmas, tai aš trumpai apibrėšiu. Tai yra ne antiistorinė, ne moksliška doktrina arba teorija, kuri kildina LDK išimtinai iš Baltarusių. Mes žinom, kad tais laikais Baltarusių nebuvo, tai buvo rusėnai, šiauresni rusėnai, kurie vėliau tapo 16-17 amžiuje valdai pataisysi Baltarusiais ir pietesni, kurie šiandien yra ukrainiečiai. Dabar aš kartais, vėlgi kalbant apie liberaliau nusteikusius lietuvius, kam čia mes juos čia užgniaušim, leiskim jiems pasireikšti, tegul jie stato savo valstybę, viskas bus gerai, tai aš jiems atsakau, žiūrėkit, daug dievė aš klystu, bet mano gilių įsitikinimu Baltarusijoje etninio prado kaip gudų tautos aš nematau. Mano vertinimu tai yra rusai, kurie išmokę kalbėti baltarusiškai, bet jų modus operandi, jų manierus, jų sofkovumas yra lygiai tas pats, ką mes turim ir rusų atveju. Ir tai man yra baisus užtaisas po mūsų saugumu. Tai pasakęs, aš vis tik atkreipsiu dėmesį, kad kai kurie baltarusių atstovai, patriotai, kuriuos mes laikytume litvinistais, jeigu yra tas atvejis, kai žmogus yra tiesiog labai patriotiškas ir jis nori daugiau tiesiog turėti savo, o mumsgi negaila, mes esam civilizacija, mesgi pripažįstam, kad rusėnai atliko nemažą vaidmenį LDK, raidoje, istorijoje, tai tokių aš kviečiu neuždusinti ir nepradėti jų laikyti visų. Kitaip sakant, nacistais. Kitaip sakant, jeigu jūs matot kažkokį Baltarusį, kuris sako, bet žinot, lietuviai mes irgi ten buvom, mes ne paskutiniai eilėj buvom, okei, Vilnius jūsų, bet mes, supraskit, mums jis brangus, tai aš savo ruoštų sakyčiau, kad tokių mes neturėtume atstumti, nes, tebūnė, jeigu tai kažkokia lengva, labai nepatiršinta forma litvinizmas, tai su tokiais galima ir būtina kalbėtis. Gerai, tai apie litvinizmą pristačiau daug maž taip ir tada pradėkime, mes turim tik valandą, paprašysiu visų diskutantų būti
Ne tai, kad trumpais, bet drutais. Ir vėliau, jeigu pavyks, mes turėsim ir klausimų iš auditorijos ir taip pat klausimą, kiek aš žinau, plaukia elektroniniu būdu internetu. Taigi, kodėl litvinizmas yra pavojingas ir kaip įsipaišo į Rusijos informacinį karą prieš Lietuvą? Aš paprašysiu pirmiausia tada Auksės apie tai. Mikrofoną tik Auksė arčiau, jo. Sveiki visi. Tai labai daug kas buvo parodyta šitam iš tiesų filmuke. Mes matėm Dugino pareiškimus ir mes matom, kad faktiškai kas domisi apskritai istorija, kas domisi politika, kas domisi politologija, sakykime, politologai kažkokie, tai visi puikiai supranta, kad Duginas yra Kremliaus ideologas. Ir kad Kremlius veikia perrašinėdamas istoriją. Pirmiausia, ar tai Ukrainos atžvilgiu, ar tai mūsų, tai yra daug tų, sakykime taip, Lietuvos istorijos taikinių, kaip ir Ukrainos istorijos ar kitų šalių, Kremlius, į kurias nusitaikęs, yra taikinių. Tai viena iš jų yra valstybės susikūrimas, kaip pavyzdžiui ir Ukrainoje buvo kalbama, kad tai tokios šalies nebuvo, lygiai taip pačiai mums kalbama, kad LDK buvo, rusiška valstybė. Ir būtent, kadangi Baltarusija nėra demokratinė valstybė, kadangi jinai yra autoritarinė valstybė, kadangi tai yra sąjunginė valstybė galiausiai, išnaudojama kare ne tik informacinėme, bet ir apskritai kare prieš Ukrainą, prieš civilizuotą vakarietišką pasaulį, tai tie informaciniai naratyvai tiesiog, tiksliau juos išnaudoja Kremlius per baltarusus, prieš mus. Tai reiškia būtent pirmiausia perrašinėdami istoriją. Tai yra paruošiamoji fazė, informacinis karas, kada tu tokias žinutes naudoji, transliuoji per nesusipratusius kartais asmenys, transliuoji per savo agentūrą, transliuoji per savo propagandos kanalus ir šitaip ruoši visuomenę, tai reiškia, kad tu ruoši galbūt konvenciniam arba hibridiniam karui. Ir tą mes matom puikiai pratybų, ką čia ir buvo pulkininko sakyta, čia šitam filmuke pasakyta, kad mes tą matydavom ne kartą Zapad pratybų scenarijuose. Ir čia buvo tik vienas epizodas Lukašenkos, bet jisai yra ne vieną kartą pasisakęs, kad mes, paveldėtojai esam Vilniaus, o ne Kijevo. Ir man labai keista, kad dalis iš tikrųjų tų baltarusių, kurie prieš Lukašenkos režimą, kurie už demokratinę Baltarusiją, už, sakykime, vakarietišką kryptį, nesuvokia, kad tokiu būdu jie irgi yra išnaudojami Kremliaus, nors puikiai patys kartais transliuoja, kad neužkipkim ant Kremliaus naratyvų, tai ir norisi pasakyti, kad būkit malonus, neužkipkit ant Kremliaus naratyvų, nes mes puikiai suprantam, iš kur tai ateina ir jau čia net negali būti diskusijos ten apie kažkokius istorinius šaltinius, dar kažką, nes viskas atrodo seniai įrodyta tiek kronikose, tiek kalbotyros studijose, tiek archeologijoje ir visur kitur, bet tiesiog reikia suvokti, kad tai yra informacinis karas, kad tai yra Kremliaus karas ir aš gal dar tokią paralelę suvesiu. Kaip Kremlius savinasi Kijevą, taip mano požiūriu Lukašenkai ir apskritai baltarusams įduotas Vilniaus klausimas, kad žiūrėkit, jūs esat Vilniaus paveldėtojai, mes Kijevo, jūs Vilniaus, čia buvo slaviška valstybė, mes pasiimsim galbūt Kijevą arba norim pasiimti, nes nesiseka jo pasiimti, tai jūs pasiimkit Vilnių, o paskui mes kartu Vilnių pasiimsim su jumis. Ačiū, Aukse. Imantai, dabar jūs, prašau. Sveiki. Seniai domiuosi tą problematiką ir iš esmės Rusija visoje posovietinėje erdvėje taiko tos pačius metodus, kursto tarpusavėje kaimynės šalis, kurios anksčiau buvo sovietinės respublikos, bet ne tik tai, bando sukelti nepasitenkinimą tautinių mažumų, reiškia, ir net keista, kad tik pastaraisiais kažkur porą dešimtmečių buvo suaktyvinta šita litvinizmo tema, nes jos pirmi ženklai pasirodė ir anksčiau, bet ilgą laiką tarsi gulėtų stalčiuje. Sakyčiau, kad pagrinde litvinizmas yra pavojingas pačiai gudų tautai, nes tai yra klaidinantis naratyvas, kuris niekur neveda. Kaip žinia, iš aukščiau paskui yra skaudžiau kristi. Iki šiol vienintelis sėkmingas toksai
Maskvos projektas tai buvo sukiršinimas armėnų ir azerbaidžianiečių. Nors istorijai beveik visos tautos kažkada plačiau gyveno, kažkada siauriau, valdė kažkieno teritorijas arba jos valdė, bet niekur nepavyko sukiršinti taip pat tiesiogiai, reiškia kaiminių tautų iš buvusių tų sąjunginių respublikų, kaip tai pavyko su armėnais ir azerbaidžianiečiais ir tik tai dabar per kraują tas klausimas atrodo išsiryšo. Tai matomai bandoma kažkokią panašią situaciją sukurti tarp mūsų ir Gudijos. Mūsų istorijos niekas perrašinėti dėl šito nepradės. Aš turiu omeny civilizuotam pasaulyje, Europoje ir visur kitur. Mes nesam papuasų gentis, apie kurią kažkoks autorius kažką pareikš ir nuo to momento visi pradės galvoti kitaip. Kaip ir sakiau, pačioj pradžioj, pirmiausia tai yra durninama gudų tauta, pirmiausia būtent jos ta dalis, kuri buvo provakarietiškai, prodemokratiškai nusteikusi. Nes tai yra pagrindinis tikslas. Tie, kurie skaito, kad gudai yra rusų tautos dalis, arba kuriems idealas yra BSSR ir jos, kaip sakoma, palikuonis Lukašenka, jiems iš esmės to litvinizmo kaip ir jie galėtų be jo apsieiti. O štai mūsų, sakykime, buvusiems bendraminčiams, dabartinė Gudijos opozicija, provakarietiška, jiems šitas nuodas pasirodė paveikus ir vyksta kažkas panašaus, lyg tai dvejetukininkas, sėdėdamas per pamoką, per petį, persirašinėja, reiškia, kontrolinį darbą. Tai va tokio pobūdžio vyksta ta mūsų istorijos vagystė, mūsų tautovardžio vagystė ir pasiekmes, kurios iš to išeina. Ačiū, Imantai. Žilvinai, tavęs paklausysim dabar. Aš apie Lietuvą iš vis nieko nepasakysiu, nes čia sėdi visi istorikai, tai tų paralelių aš neišvedinėsiu. Tiesiog noriu pasakyti pavyzdžiais, kurie susijęs su Ukraina. Kijevas, tai kaip ir Vilnius, priklauso Rusijai, nes iš ten kilo Rusija. Tai iš Vilniaus faktiškai valstybingumas kilo ir Baltarusijos dabartinės. Jo? Kalbos jokios nebuvo, tai yra tik tai narėčia, ruskava языка. Tai taip ir čia. Kalbos nebuvo, statutai mūsų kalba parašyti, nors tikrai nieko bendro nėra su dabartinė šnekamąja ar literatūrinė kalba. Tada mes ką turim, kad tauta, ukrainiečiai buvo vadinami malarosais, tai yra mažesnioji didžiosios Rusijos tautos dalis. Ir paėmus šitus kelis esminius kertinius elementus, kurie sukuria faktiškai naciją, jo, istorinės paralelės, pats savivardis, kalba ir panašiai, mes turime tai, kad per tai galime bandyti tą tautą paversti kažkokiais, kaip čia pasakyti, nesusireikšminusiais iš tikrųjų, jo istoriškai. Ir tada daug lengviau ideologiškai toliau plentvolių važiuoti ir juos naikinti jau, kaip matome dabar, karu. Keli momentai, kurie mano manimu yra labai svarbus. Didžioji dalis kalbų Lietuvoje ir galbūt netgi Baltarusijoje ir panašiai, aš kalbu gal apie diasporą išeivijoje, ji eina tik tai tų pačių žemiausių lygmenių, tai yra istorinių, akademinių naratyvų ir ten yra ginčiamasi jau istoriniam lygmenyje, tai yra legitimizuojama, kad čia yra klausimas kažkoks. Čia nėra jokio klausimo, nes didžioji dalis žmonių indoktrinuojama ne per istorinius momentus, bet per paprastą pasakymą. Mes žinome kaip Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, o būtent baltarusiai, rusai, dalis ukrainiečių, lenkai, čekai žino kaip Lietuvos, Žemaitijos ir Rusios didžiąją kunigaikštystę. Kodėl tai yra įspūdingai svarbus dalykas ir kodėl niekas jį nekreipia dėmesio, aš nežinau, bet pasakysiu. Žiūrėkit, jeigu tu nori kurti savo mitą, tu ieškai tarp kaimynų, taip, su kuo turi ten kažkokius bendrus ryšius, žiūri savo istoriją ir taip toliau. Žiūrėna, čia mikrofoną. Jo.
Ir tada tu stebi, su ukrainiečiais dėl Rusijos, kas buvo pati pradžia Baltarusių genezės, jie negali kovoti, nes, ką tu gali pasakyti, jeigu ten jau Rusija pas juos suformuota, sudėliota viskas ir jie yra 5 kartus didesni, 5 kartus didesni. Tada žiūrim, kas, Lenkai dar yra Žečpospolita, čia husarai, visokios vienos, čia mes deginom Maskvą, būtų gerai. Blemba, 5 kartus didesni ir ten kažkaip neišeina įsiskverbti, nes jie kovoja. Ir tada žiūri, palaukit, o taigi čia koks fainas ryteris, su kardu, čia visa kas joja, istorija superinė tiesiog. Keli šimtai metų karų, mongolai, kryžiuočiai, mes čia visus dėjom į vietą ir 3 kartus mažesni. Tai o ko ne, kas šie tokie, kažkokie žmudai. Tai va, tai pradedam nuo to, kad Lietuvos didžioji Rusios Žemaitijos kunigaikštystė, tai reiškia, kad Rusija jiems yra ukrainiečiai, nes jie negali jų išmesti, tai jie dėl to naudoja tą Rusiją, nes Ukraina irgi dalis buvo. Tada yra žmudyja, kaip jie sako, Žemojcija, Samagycija. Tai čia va tie va dabar, kur tie lietuvysai. O kas lieka? Tai lietuviai lieka. O va, tai čiagi mes, taigi litvinai. Ir viskas. Ir kai kuriem, tiksliau, didžiai daliai žmonių, jeigu taip grinai sociologiškai žiūrėt, užtenka tokio dalyko. Jisai jau žino, kad jisai yra lietuvis, kad čia buvo jo šalis, o tada jam sako, žiūrėk, o dar mes ir Vilnių padarėm. Supranti? Kažkokie ten buvo baltų, ten tų laukinių išurvų. Pasak jų vieno žymiausių istorikų, propagandistų, kuris visose televizijose ilgą laiką ten kūrė, jis sako, kad buvo ten kažkokie tie urviniai lietuviai, kurie miestų statyti nemokėjo, mes juos išmokėm miestų statyti, mes pastatėm Vilnių ir va čia yra mūsų ta kultūrinė, bet iš tikrųjų tai mūsų sostinė ir čia visada buvo mūsų miestas. Tai va, tai pradėkim nuo to, kad kova ne istoriniam lygmenį, o tiesiog paprastos propagandos 2 sakinių užtenka, kad žmogų ant šio narkotiko pasodinti, jis didesnis negu heroinas. Viskas, aš daugiau netrukdysiu. Ačiū, Žilinai. Čia aš pailiustruosiu vaizdingiau, gal kai pradėjau vaikščioti į forumus, kur laužomos ietis Lietuvos istorijos klausimais, ne 1 ir ne 2 ir ne 5 mačiau baltarusius, kurie atrodo kaip kolūkio pirmininko padėjėjas ir jie deda nuotraukas, kurios labai jiems patrauklios. Yra tas graviūras, tas vėlyvojo renesanso, vadinkim, laikų, kur bajoras su paižiku ir plunksnos įsmeigtos šlėkta. Ir sako, va čia aš išsivedžiau, sužinojau, kad čia mano kažkokie protėviai buvo. Groteskiška. Valdai, klausimas jums, gerbiamas ponė daktarė, Seimo nary. Skamba taip, mūsų silpnosios vietos, Valdai, VSD, politikai ir istorikai litvinizmo pavojus iki šiol dėja nemato. Tai kaip taip galėjo nutikti, gerbiamas Seimo nary? Aš manau, kad problemos, apie kurią mes kalbam, šaknis yra 2 reiškiniuose. Tai yra litvinizmas kaip toks ir lietuvių nežinojimas Baltarusijos istorijos ir nesidomėjimas ją. Nes jeigu nebūtų palikta šitų tokių niekieno žemių, tai ten nesiveistų visokios teorijos. Kiek mums rūpėjo Baltarusija? Vat pasižiūrėkit, nežinau, jeigu čia pavyks mano tas... Va. Nu štai jūs matot, jums turbūt gerai žinoma lietuvišką žemėlapį, Lietuva, 13-15 amžiaus vidurys, Lietuvos valstybės augimas. Jūs jau galite matyti, kad pačioje pradžioje tos valstybės, 13 amžiui, ta teritorija, kuri sudaro Lietuvos esmę, apimtų dabartinės Lietuvos ir Baltarusijos tokį pagrindą. Vat jūs matot valstybės branduolis, pats žaliausias, ne, Mindaugo laikai. Sekantis žemėlapis mes matom jau Liublino unijos laikus, matot, Ukraina nuo mūsų paima Lenkai per Liublino uniją, bet vėlgi, kas tai yra tas valstybės branduolys? Vėlgi Lietuva plus Baltarusija, o jeigu dabartinės valstybės paimti, panašiai atrodo. Nu, čia dabar tai bendrai išryškinta, kad matytųsi aiškiau, nes anam žemėlapį daug dar visokių papildomų linijų.
Nu va, dabar čia mato du tokius žemėlapius. Čia yra Lietuvos valstybės įsivaizduojamas plotas 1918 metais, kaip mes matėm. Čia matot, kairėje pusėje yra Gabrio Paršaičio, reiškia Šveicarijos lietuvių biuro piešiamas žemėlapis prancūziškai, kuris buvo dalinamas tuo metu, kai buvo braižomos sienos. O čia dešiniau jūs matote Lietuvos, kuri buvo sukurta vokiečių sumanimu, Oberosto iš esmės pagrindu 1918 metai, čia pagal Vilhelmo antrojo pripažinimo aktus, maždaug taip ta Lietuva atrodė ir tokia jinai figuravo dar iki 20 metų vokiečių galvose. Tai matot, kaip mes matom tą valstybę. Jau tas brandolys yra skeliamas per pusę, jau Baltarusija mums nelabai įdomi, mums vokiečiai siūlo ją imti, bet mes jos nenorim. Mums sakom, nu žinai, bet toj naujoje valstybėje mes gal sudarysim mažumą. O čia yra problemos pradžia. Jeigu mes būtume sakę, mes imam LDK paveldą, tada būtų viskas tvarkoja. Mes sakom, mes biški imam, bet biški neimam. Va čia Vilnių tai paimsim, o šitų neimsim. Ir mes realiai paliekam šitą plotą laisvą. Kas tai yra? Kas jį paims? Patys Baltarusiai, Respublika jų, va čia galite pasižiūrėti, kaip jie mato savo, čia tas žemėlapis, kuris ant sienos pas mane kabėjo, kai aš mokiausi atgimimo metais. Taip, o čia matot, kaip Baltarusiai mato Baltarusių tautos paplitimą. Va čia pagal kalbas, pagal tarmes, reiškia taip, kaip atrodo. Matot, kabina nemažą dalį šiandieninės Lietuvos. Ne? Tai va tie taip mato tos dalykus. Ir mums šitie dalykai truputėlį aš sudėliosiu tos visus žemėlapius galvose ir tada bus galima žiūrėti. Na ir dabar neklauso manęs tas aparatas. Čia jis nori, kad aš pasakyčiau vieną pastabą iš šiandienos. Šį žemėlapį, būtent šitą, kurį dabar matom, jie nešioja net į Seimą, jie jį pripažįsta, kad tai valstybė, kuri iš tikrųjų egzistavo. Ir jų galvose, toliau mes pakalbėsime, tai, kas įvyko vėliau prieš Antrą pasaulinį karą, bet tai yra irgi viena iš priežasčių, kad mums reikšt pretenzijas. Tai va, bet koks mano pagrindinis teiginys? Esmė tokia, kad pirmoji siena tarp Lietuvos ir Baltarusijos atsiranda 1939 metais. Iki to laiko tai buvo viena šalis, kuri vadinosi Lietuva. Ir dabar, kada mes pradedam ją dalintis, reiškia, tai mes nežinom, ką ten labai dalintis, mes matom vienaip, jie mato kitaip, reiškia, natūraliai atsiranda mišrios zonos, jeigu pažiūrėtumėt Lenkų žemėlapius, pavyzdžiui, Lenkų kalbos tarmės, jūs pamatytumėt dar kitą žemėlapį. Tai lygiai taip pat yra kaip Balkanas, yra didžioji Kroatija, didžioji Serbija, didžioji Juodkalnija ir visos kitos, reiškia, ir jos niekaip viduje negali susitarti. Tai mano supratimu, mūsų sprendimas neimti Baltarusių į mūsų naują valstybę paliko juos pilkoje zonoje. Ir tada toje pilkoje zonoje pradeda atsirasti visokie dalykai. Dabar objektyviai Lietuva yra Baltarusių valstybėje, ten yra nuo 13 amžiaus. Jie kitos tėvynės nežino, jie visą laiką save vadino lietuviais. Baltarusių pavadinimas tikrai 19 amžiaus, bet Baltoji Rusija kaip geografinė Minsko krašto, reiškia, tokia terminas, jinai buvo. Kaip Gardinas buvo Juodoji Rusija, kaip Luckas buvo Raudonoji Rusija. Tai čia šitie dalykai objektyviai yra. Bet mes, kada sakom, čia mūsų valstybė, reiškia, jų tenai nėra, arba jie nesvarbus, arba jie antrarūšiai, tada jie paima tą patį, daro su mumis, reiškia, ir Maskva tada trina rankom. O sako, va čia tai biznis, čia garantuotai jie susipeš. Nors iš tikrųjų, mūsų bendra istorija jungia, o neskiria, nes mes kartu kariavom su priešais, nebuvo jokio ten didelio skirtumo, išskyrus religinį ir kalbinį. Bet šiaip žmonės jautė save lietuviais. Tadas Kosciuška lietuvis, visur laiškuose aiškiai rašo. Suprantat? Tai mums dabar šitoj vietoj su litvinizmu reikia kariauti dėl to, kad mus išmeta iš Lietuvos istorijos, reikia su juo kariauti, bet kitas dalykas, o ką mes siūlom? A kokia mūsų idėja? Jokios idėjos. A kur mūsų knygos apie Baltarusiją, apie tą kraštą, apie rytinę Lietuvą, jeigu nori? Nėra jų tokių dalykų. Mes nieko netokio nedarom ir piktinamės, kad jie daro arba Maskva daro. Maskva visada daro, nes jaučia, kad valstybė ir kur galės įkišti savo letiną, ten ir įkiš. Kur mūsų letinos? Tai aš siūlau vietoj to, kad tik gintis reikia, viskas tvarkoj, pasiūlykim kažką Baltarusiams savo. Tai gal kažkokią bendrą paveldą, tai gal mes galim kažkokiu būdu sakyti, kad geriau jūs būtumėt lietuviai negu maskoliai, reiškia, bet mes turime būti aktyvus, o ne tik tai defensyvoje sėdėti apkasuose ir saugotis ir šalmus didelius dėtis, kad nenuskintų.
Kažkada krašto apsaugos ministerijoje atėjo žmonės iš užsienio reikalų departamento ir sako, jūs žiūrėkit, jokių būdų nebendraukit su baltarusiais, nes baltarusiai blogi. Sakau, Lietuvos valstybė kieno, Baltarusio ar Lietuvos valstybė? Tai Lietuvos, tai aišku Lietuvos. Nu tai elkitės kaip šeimininkai. Ne kaip provincialai, o kaip šeimininkai. Mūsų valstybė, mum įdomu, kas vyksta Minske. Mum įdomu, kas vyksta istorinėse žemėse. Kada bus galimybė. Važiuojam mokiniai, kaip Lenkai Trakus ir Vilnių važiuoja. Pažiūrėkit, kaip važiuoja. Kodėl jie taip važiuoja? Aišku, kodėl važiuoja. Dėl to, kad jie įsivaizduoja, kad čia jų žemės. O ką mes darom? Mums neįdomu. Kas Palenkiai buvo lietuviškose žemėse? Kas žino, kur Tikocinas yra? O kas tas Belistokas? O kaip ten kokių kelių važiavo Vytautas į Lucką? Taigi čia Luckas, Gardinas, Brestas yra Vytauto tėvonija. O mes, mūsų galvose, jisai yra tik tai Trakų, šiek tiek gal Žemaičių vadovas. Taigi visas tas galas buvo Kęstučio Trakų vaivadė arba Trakų kunigaikštystė iki Bresto. Ta pat jūs matote tam vokiškam žemėlapį. Tai reikia gal truputėlį prisiminti, kas mes esam, kas yra mūsų, važiuoti, daryti ir tada neatsiras tos tuščios vietos, kur gali veistis visokios teorijos. Aukse. Aš labai sutikčiau su tuo klausimu, kad mums reikėtų istorinių kažkokių knygų, nežinau, studijų, rašyti daugiau apie Baltarusiją, bet gal šiokią tokią pastabą pasakyčiau, kad lietuviai, nes jie ir sako, kad jie lietuviai, tik tai tą pasako, kad litvinai. Tai reikia suvokti pirmiausia tokį dalyką, kad čia yra kalba ne apie istoriją, ne tik apie istoriją, į kurią atsiremama, čia yra informacinis karas ir kada mes nuleidžiam reikalą tik istorikam, tik tai, kad istorikai čia kažką diskutuotų, ginčytųsi, dar kažką darytų, tai mes žaidžiam pagal jų taisyklės. Mes tada tik atsimušinėjam, mes tada nesuprasdami to, kariaujam jų informacinį karą, atsimušinėdami ir kalbėdami tik apie istoriją. Iš esmės, tai reikia kalbėti, kad jie pasiremdami istoriją meluoja. Jie meluoja, jie pasiėmė, kas jiem labiausiai tinka tame mele, ką ir Žilvinas minėjo. Ir mes negalim atsimušinėti tik istoriją. Mes turim kariauti, sakykime, irgi pulti, bet gal, kaip jūs sakot, savo naratyvą pasakoti, bet pirmiausia turim suvokti visi savo galvose, kad tai yra informacinis karas. Ir istorikų čia neužtenka, čia reikia daugiau pajėgumų ir viso kito, nes jie primeta mum žaidimo taisyklės. Ir dar viena tokia pastaba, kad lietuviai, taip, jie laikė lietuviai, bet jie laikė save tais litvinais kaip Lietuvos piliečiais, nes lietuvis buvo kaip tautybė suvokiama ir lietuvis, tas litvinas kaip pilietybė, kur jinai ne tik tai patiem baltarusiam taikoma, jinai taikoma litvakai buvo ir žydai, turi kitą savo pavadinimą, tos valstybės piliečiai litvakai, buvo ir galbūt lenkai, kurie čia gyveno, ir ukrainiečiai, jie irgi buvo litvinai, bet tik tai jų tautybė buvo kita, o jie tokiu būdu paima mūsų tautybę, tai reikia suvokti, kad čia yra informacinio karo būtent dalis ir neužtenka vien istorijos. Gerai, trumpai tada Valdas, tada Žilvinas ir Imantas kaip VSD buvęs ir tada eisim prie sekančio klausimo. Kiek filmų yra pastatyta Lietuvoje paprastų dokumentinių apie Baltarusijos miestus, įvairias vietas, kiek važiavo istorikų ir vaikščiojo po muziejus, lankė mūšių vietas. Nieko nevyko. Per visą mūsų istoriją tai mums visiškai nerūpėjo. Palikom ramybei savo istorijos gabalą, savo kultūros dalį, tai dabar toje vietoje ir atsirado. Tai mūsų neveiksnumas sudarė sąlygas šitam visam judėjimui. Okay. Žilvinai, galiu aš remarką prieš tavo. Aš tai manyčiau, kad nereiktų pamiršti tokio paprasto dalyko kaip persona non grata tiems, kurie yra absoliučiai agresyvūs ir gyvena čia. Va tuos reiktų spirti ir aš manau, kad Žilvinas man tikrai pritars. Tai žiūrėkit, tai klausimas čia ne šitiem žmonėm, kurie čia susirinkę, kodėl niekas nebuvo daroma, nes kol aktyvizmas iš apačių nepakėlė šito klausimų ir nepasakė, o tai gal davai mes juos tiesiog išmetam, nes žmonės taip kalba. Žmonės nori daryti darbus paprastai, aiškiai, tiesiai, šviesiai, į kaktą kirvių dėjo ir viskas. Ir taip visą laiką ir bus. Jeigu mūsų istorikai sako, čia ne mūsų darbas, o prie ko čia mes? Tai ką mes čia turim daryti, jeigu mano Lietuvos istorija, aš turiu čia kažkokią Baltarusiją važiuoju. Tai va, apsėmė vienas Vytauto didžiojo universiteto, beje, profesorius,
apsižergė tą visą teritoriją ir dabar, kai mes pradėjom sakyti, klausyk, gal tu apsiramink truputėlį, tu Čia ką apie Rūstą, atstovauji? aišku, kalbama. Jo, ką tu atstovauji? Tada jis sako, čia, nueisiu geriau pas šovinistą Milkaziorovą į Maliną ir pažvengsiu iš durnų lietuvisų, kurie neleidžia baltarusiam vadintis lietvinais, nu, kaip tipo, negrai tik negrais gali vadintis. Nu, tipo, tai va toks yra lygis. Ir tada, ką mes turim daryti? Vat žmonės susirenka, vat kaip mes, ne organizacija, ne mes valstybė. Jeigu valstybei pradeda tai nerūpėti, žmonės pradės klausinėti vis labiau ir tada jiem pradės rūpėti. Tai va, tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, mes turim nuleisti truputį jų ambicijas, kad kažkas pradėtų su mumis kalbėti. Pavyzdys, Algis, aš buvom susitikę su vienu Kalinausko veteranu. Aš taip privačiai, jis laidoje susitiko. Mano susitikimas su juo buvo toksai. Pirmas jo klausimas, kokio kalba statutai parašyti žmudelį. Nu, jis taip nesakė, bet turėjo omeny. Ir aš jam sakau, tai ne tavo kalba. Ir tada konfliktas važiuojasi. Bet aš nenustojau su juo bendrauti, nenustojau su kitais bendrauti. Mes su juo susitikom ir aš sakau, tai ašgi neteigiu, kad tie, kurie ten gimė, tai tavo Baltarusijoje, kuriuos tu labai myli, žmonės didesnius, mažesnius ir taip toliau, kad jie yra Baltarusiai. Jis tipo, turim tai čia, tai aš girdėjau, kad Litvinai viską pavogė, nu, tipo, žmudai viską pavogė ir nieko mums nelikė. Nesakau, tu apsiramink ir pradėk žiūrėti, kas iš tikrųjų buvo. Sakau, pateik man nors vieną įrodymą, kaip jų irgi kultinė frazė, Naugardukas pirmoji LDK, kurios tuo metu neegzistavo, sostinė. Sakau, pateik nors vieną įrodymą. Kas tau kažkas pasakė, tu pakartoji ir taip nuvilnijo per visą tautą. Tai nuleiskime, uždarykime, pavyzdžiui, Lietuvoje Belsatą, atimkime jam licenciją Lietuvoje transliuoti, nes tai yra viena legitimiausių litvinizmo platformų Europoje. Atimkim jam licenciją, tada Lenkai paklaus, o ką čia tie lietuviai pradėjo dabar daryti su mūsų finansuojamu Belsatu, nes jų pasiteisinimas yra, kad Belsatas yra Lenkų. Todėl mes nieko negalim liesti, nors Baltarusiai ten sėdi ir Baltarusiai transliuoja tas žinutes. Paimkim, pradėkim kapoti va tokiais dalykais ir tada jie ateis ir su mumis sės į dialogą. Mes darysime 20 dienų konferencijas, kur sėdės visi, va tokie kaip mane vadina Gebelsų, nacių ir velnių ir bijo Vilniuje prie manęs Baltarusiai prieiti, kol aš pats neprieinu. Tada jie su manim sėdės, šnekės, galbūt su kitais žmonėm, galbūt tada atsisės jau rimtesni žmonės už mane. Ir šitą klausimą mes išspręsim. Bet kol mes jo nesprendžiam, tol ten viskas vyksta, o mes čia diskutuojam, ką mums reikėtų daryti. Ar kentėti, ar nekentėti. Taip, Imantai, prašau dabar. Užbaigsiu atsakymą į šitą klausimą. Buvo paminėtos silpnosios vietos, VSD ir politikai. Nu, pabandysiu savo buvusią įstaigą apginti, nes turint omeny geopolitinę vietą, kurioje yra Lietuva, mūsų dėmesys tokio pobūdžio institucijoms turėtų būti nemenkesnis negu, pavyzdžiui, Izraelyje, kuriame yra keletas slaptųjų tarnybų, kurios konkuruoja tarpusavėje dėl savo darbo rezultatų ir iš to laimi visa šalis. Kažkas panašaus, mano gilių įsitikinimų, turėtų būti ir pas mus. Šiuo metu pajėgumai VSD, aš turiu omeny ir finansavimo prasme, ir etatų prasme, ir atsižvelgiant į visiškai realią Rusijos invazijos grėsmę, nu tai yra visiškai neadekvatu. Tiesioginė žodžio prasme, žmonės ten dirbantis nesugeba, kad ir geriausias vadovas būtų ir viskas nesugeba visko apriepti, viską stebėti ir viską užkardyti. Tai čia tiek dėl VSD būtų. Nu ir dar priminsiu, kad VSD, kad ir kokia svarbi institucija būtų, pats saugumas politikos neformuoja. Jisai vykdo, reiškia, tos pavedimus, kurie ateina iš šalies vadovybės. Dėl politikų, čia tai būtų turbūt tas pats atsakymas, kaip ir dėl visuomenės apskritai. Nu, niekada nebūna jokioj tautoj šitaip, kad visi būtų istorikai ir žinovai visų niuansų, ir etnografinių, ir ten kalbotyros prasme, ir politinės istorijos, ir kultūrinės, ir taip toliau, ir taip toliau.
tas pats kaip veidrodėje atsispindi ir mūsų politikų tarpe. Ir kiek teko girdėti ten per televiziją, bandymus atsakyti į šį mūsų dominantį klausimą, matėsi, kad dažnai žmonės nesigaudo arba gaudosi labai paviršutiniškai. Nu ir visi yra taikos balandžiai. Maždaug čia mūsų kaimynai, reikia su jais gražiuoju, nekelkime tų įtampų ir taip toliau. Taip, kaimynai, reikia gražiuoju ir mes labai suinteresuoti tuo. Ir aš suinteresuotas, kad tai būtų normali, demokratinė šalis, irgi įeinanti į Europos tautų šeimą, bet kol nėra taip, kol ta tauta faktiškai dar nesusiformavusi ir jos formavimasi destruktyviai įtakoja didžiulis kaimynas iš rytų, tai turime elgtis atitinkamai ir tuos baltus sparnelius taikos balandžių kol kas atidėti šalį. Gerai. Keliaukim prie dar vieno klausimo, labai svarbaus. O gal, ponai ir ponia Auksė, mūsų lietuvių istorinis pasakojimas yra neteisingas, gal mes čia visi klystam ir gal jų požiūris yra teisingesnis? Kokie yra esminiai įrodymai ir šaltiniai parodantys litvinizmo klaidingumą? Taip, Auksė, jūs pirmą. Aš jau čia užsiminiau, kad faktiškai įrodyta yra, nes ir kalbiniai duomenys, ir istoriniai šaltiniai tą sako, ir archeologija tą sako. Ir, na gerai, dabar pradėsiu šiek tiek irgi nagrinėti tuos melus, bet ir apie tą pirmą sostinę. Tai pavyzdžiui, jie visiškai neigia mūsų tą vadinamą į Bermudų trikampį sostinės Kernavę, Trakus, Vilnių. Ta prasme, iš kažkur atsiranda Naugardukas. Tai tokie įdirbiai tokių istorikų kaip to paties Norberto Vėliaus arba Luchtano Kernavėjai, tai faktiškai tai rodo, kad tai yra absoliučiai baltiška, pagoniška archeologija. Vilnius irgi, kiek žinoma nuo seniausių, nes Vilnius neatsirado jisai 13 amžiuje. Tai kalbiniai dalykai, kuriuos nagrinėjo tokie istorikai kaip Buga, kaip Zigmas Zinkevičius, Vanagas, tas pats, tai irgi įrodo. Ta prasme, tas arealas buvo kaip tik lietuvių baltų dabartinės jo vakarų Baltarusijos pusėje ir kad tie lietuviai buvo suslavinti su Baltarusija arba, sakykime, su Rusija, suslavėjo. Tai irgi tie įrodymai, sakykime, kalbininkų yra pateikti, kad, žodžiu, ten buvo mūsų baltų žemės, mes turėtumėm gal netgi apie tai kalbėti. Įvairiausi vietovardžiai, vandenvardžiai tai rodo. Ta prasme, kad baltų arealas buvo iki Okos, iki Pripetės, ten pelkių, jeigu kalbė dar apie tuos prieš istorinius laikus. Taip pat istoriniai šaltiniai, ar ten Dusburgiečio kronikos, Eiliuotojo Livonijos kronika, tas pats Dlugošas kalba apie tai, kad lietuviai yra baltai, kad jie yra neslavai. Galiausiai pats toks dalykas kaip krikštas Lietuvos, tai kasgi čia tada krikštijosi, jeigu pagal, pasak litvinistų buvo, keisti konfesijos šiaip negalima, nes, jeigu tu esi krikštytas, tai tu negali jau krikštytis iš naujo. Jie tai teigia, taip, jie tai tiesiog meluoja, tai ir suvokim, kad jie meluoja. Jeigu kas nors pasižiūrėtų, pavyzdžiui, netgi į katalikų bažnyčias, kiek jų buvo pastatyta ir kodėl jos buvo statytos, pavyzdžiui, dabartiniai Baltarusijoje. Tai tik įrodymai, kad ten gyveno lietuviai baltai, ne slavai, nes slavam reikėjo bažnyčių, ne bažnyčių, cerkvių. Galiausiai Gedimino laiškai, kuris kalba pirmuose savo laiškuose, kad Vilniuje pastatytos 2 katalikų bažnyčios, ne slavų, ne pravoslavų, ne kažkodėl tai. Ir kodėl jis kviečiasi ir sakykime, sako apie tą tikėjimo laisvę. Todėl, kad pagonių konfesija buvo ne monolitinė, o, žodžiu, jinai buvo daug dievų turėjo ir tas priėmimas su daugeliu dievų buvo. Ir šiuolaikiniai istorikai, ar ten Norman Davis, ar tas pats Snyderis, ar ten ir mūsų istorikai kalba apie tai, kad valstybė kilo iš baltų, iš lietuvių, konsolidavo, sakykime, ta dinastija mūsų valdovų, jinai absoliučiai buvo lietuviška arba iš aukštaičių netgi, gal, jeigu taip kalbinė prasme. Tai aš čia vėlgi nueinu į tą istorinį diskursą, kad paneigti jų melus, nors turėtumėm turbūt kalbėti apie tai, kad
kad vyksta karas ir kad mums reikia to suvokimo, kad čia informacinis karas ir kad reikia kariauti ir ne tik tai istoriniais tais. Aišku, istorinius naratyvus tam kare galima naudoti. Tai aš tikiuosi atsakiau bent jau labai trumpai, tuos istorinius įrodymus pateikiau, kad nėra jie teisūs, jie tiesiog meluoja. Ir mums reikėtų pagaliau irgi kalbėti ne tik apie tai, kad litvinistai, čia ta teorija, čia galbūt jie teisūs, bet kalbėti apie tai, kad jie meluoja, jie iškraipo. Nes kada mes įvardyjam propagandą, dezinformaciją, melu yra aiškiau. Nes žmonės, dezinformacija, propaganda gali būti ir gera, bet jie meluoja. Ir jie ant savo naratyvą stato ant melo kojų. Tai jisai neišbus ilgai ir ta prasme jis visą laiką ves į konfliktą. Mes to nenorim, mes tikrai norim vakarietiškos ir demokratinės Baltarusijos. Gal dar tokią pastabą pasakyčiau, kodėl mes, pavyzdžiui, nevažiuojam, kodėl mūsų istorikai nevažiuoja. Tai reikia irgi suvokti, aš čia tokį truputėlį pateisinimą mūsų istorikam, kad tai yra režimo valdoma valstybė beveik 30 metų ir kad ji bet kokias keliones irgi išnaudoja savo režimo legitimizacijai ir, sakykime, netgi yra pavojus to paties verbavimo ir viso kito. Tai ir dėl to nevažiuojama ten. Aišku, mes čia pralaimim, mes čia negalim, kaip sakyti, tada su jais normaliai kalbėtis, bet taip yra, tokia realybė, kad mes kaip nevažiuojam į teroristinę Rusiją, tai nevažiuojam ir į sąjungininką Baltarusiją. Valdai, prieš tavo atsakant iš tą klausimą, jo plojimų tikrai verta Auksė buvo. Auksė, sakei, beveik 30 metų, iš tikrųjų 31 metai, Tarakonas atėjo 94. Aš trumpa dėl melo. Aš pats esu pagavęs ne vieną ir ne du kartus, dar anksčiau, kai litvinistai manė, kad Snyderis ir Davisas yra jų geriausi draugai. Kodėl jie taip manė? Dėl to, kad jie neskaito angliškai. Ir šią filmukę prieš tai parodytame, jūs matėte, buvo toks taras. Tai va tas taras, aš savo rankom esu jį pagavęs, verčiant Norman Daviso Litva, pakeičiant žodžius, pakeičiant sakinio dalis. Tai yra. Tai Facebooko forume aš esu litvinistams tai įdėjęs screenshotus iš mano Daviso Kindlo. Kiekvienas save gerbiantis džentelmenas savo telefone turi prakeiktą Kindlą. Kas Kindle yra? Davisas, Snyderis ir kiti. Ir man nėra problemų nuskrinšoti iš karto diskusijų iš tai, ką parašė Davis, būtent šitam puslapį, šitoj vietoj ir ką išvertė jūsų Tarasas. Ir po kiek laiko aš pastebėjau, kad litvinistai jau primiršo ir Snyderį, ir Davisą. Ir dabar jis jiems neparankus, nes jie gavo... Gerai, atsiprašau, kad pasiėmiau savo šlovės minutę. Valdai, klausom tavęs. Koks darbas yra apie Lietuvos valstybės susidarimą parašytas? Tai gerbiamo akademiko Pašutos, ukrainiečio, parašytas giliam sovietmetį, reiškia, ir ką mes po to turim kokį nors naują darbą šio klausimu. Gerbimieji, yra problema tame, kad mes tiesiog nedirbam šitą kryptimį, visai nedirbam. Mesgi dabar turėtume, kada yra tokie iššūkiai, sėsti su baltarusiais ir tą daryti kiekvieną savaitę ir nuolat kalbėti. Juk bus tokia kada proga, kad šitiek baltarusių sėdi Vilniuje arba šiaip Lietuvoje ir mesgi galim su jais šnekėti, bet beveik nevyksta. Labai maža grupė žmonių šneka. Reikia kalbėti su jais, dirbti reikia. Aš visą laiką sakau, dirbti reikia. Dabar sako, jie mokyklose per 30 metų ten įkalė į galvas tiem jauniems žmonėms litvinizmo esminės tiesas. Ką įkalė mes mūsų jaunimui į galvas? Nieko neįkalėm. Tai, kad mes blogi, kad šaudėm žydus ir dar visokias nesąmonės. Tai žiūrėkit, reikia tada gal dirbti prie to klausimo ir žmonėms paaiškinti, reikia padaryti, kad žmonės būtų paruošti, kad jie žinotų, kaip ten buvo su tom baltarusiškom žemėm. Dabar iš kur tas Naugardukas? Naugardukas iš Bychoco kronikos. Yra konkretus vienintelis šaltinis, kuriame parašyta, kad Mindaugo krikštas įvyko tenai. Tai nesakykime, kad niekas neatsirado. Kas tai yra Bychoco kronika, tai ilgasis sąvadas. Yra Lietuvos metraščiai. Tai yra. Ir net jeigu taip ir būtų, tai nieko nekeičia, todėl kad Mindaugas galėjo krikštis bet kurioje savo valstybės vietoje, tuo metu tas gabalas buvo priimtas prie Lietuvos. Šita prasme, ne čia yra problema. Problema yra kita. Kada mes neturim vizijos, kaip turėtų klostytis Lietuvos Baltarusijos santykiai, mes priversti tik tai gintis nuo jų iškraipimų. O ką mes pasiūlom? Ar mes turim knygą apie Baltarusiją? Ar parašėm? Bent vieną. Šitoks svarbus klausimas. Kamuntavičius parašė, o kiti parašė ar ne? Ar mes turim kokias konferencijas? Ar mes dirbam su Baltarusių istorikais, reiškia? Man teko seniau, aš kai Lenkiją važinėdavau, tai dažnai su Baltarusiais ten draugaudavau.
Tai su jais dirbti reikia. Kada tu su jais dirbi, tada atsiranda bendras požiūris, reiškia. O kada jo nėra to darbo, tai tada išsiskiria keliai. Aš tai manau, kad mums pagrindinis dalykas gintis reikia, aš sutinku, bet šalia to reikia organizuoti pozityvę veiklą ir dirbti su baltarusiais, siekiant suvienodinti kai kurias nuostatas. Ir viskas čia bus gerai. Mes turim būti aktyvūs, ne pasyviai stebėti arba gintis, bet mes turime būti šitos valstybės, priaugti iki savo istorijos ir galų galę suprasti, kad tai buvo didelė mūsų valstybė. Domėtis apie tos kraštus, apie ribas, apie sienas kokios buvo, apie pagrindinius mūšius. Ar kas nors žino, kas atsitiko ten tokie miestam kaip Vitebskas, kaip reiškia Mohilevas ar kiti 1655 metais, baisus jų tautos naikinimas, baisus buvo maskolių kariuomenė. Mums niekad gyvenime nerūpėjo šitas klausimas. Tai kodėl mes norim, kad mes jam rūpėtume? Mes turime suprasti, kad tai yra mūsų valstybės brandolys. Ir tada mūsų laikysena jiems bus priimtina ir mes galėsim judėti kartu. Jeigu ne, jie užaugs ant šito litvinizmo ir garantuotai bus panaudoti Maskvos sekančio puolimo metu. Jūs esate per daug inteligentiškas šiai diskusijai žmogus, per daug žinot ir išmanot. Čia ne ta vieta, iš tikrųjų labai gaila, kad jūs čia pakvietė, juokauja. Va, mes galėtume tą knygą parašyti, aš prisidėčiau mielai, komentarų pridėčiau savo, kurių reikia. Tai va, aš eilinį kartą, kaip ne istorikas, ir čia net tokių neplanuoju būti, aš tiesiog užduodu keletą klausimų. Kalbant apie įrodymus, kurie yra suprantami tiem paprastiem burliokam. Aš kalbu ir apie lietuvius, ir apie baltarusius, ir apie ką tik tai nori. Aš kalbu tuos, kurie klausosi tik propagandos. Istorikai, jūs abu šalia mane sėdintys, man iš tikrųjų čia per didelė garbė būti su tokiais žmonėmis, kurie taip išmano šį reikalą. Jūsų niekas neklauso. Niekas negirdės jūsų žodžių ir nesituos, iš čia dabar kas bus įrašyta, vien dėl tos paprastos priežasties. Per daug sudėtinga, gilintis, suvokti niuansus, detalės ir taip toliau. Turi būti viskas paprasta. Juoda duona su sūriu česnakas. Negali ten kurti kažkokių fantazijų, dekonstrukcijų ir taip toliau. Dėl to, pasakykite man, mėlėjai, kaip kitomis kalbomis, išskyrus lietuvių, iššifruoja kunigaikščių valdai. Stuporas iš karto niekas nieko negali pasakyti. Tu čia mum neaiškink, čia germaniški, čia gotų, čia... Okei, nežinot, viskas tvarkoja. Neiššifruoja. Aš atsiprašau pasakysiu, taigi Algirdas nuo Olgarada. Tai jie šitaip ir šifruoja. Olga Rada. Olga, kai pagimdė Algirdą, buvo tiek laiminga, Olga Rada už tai davė tokį vardą, Olgirt. Tai čia jų yra, aš cituoju tai, kas buvo parašyta jų viename dienraštyje. Sovietmečiu buvo kurjeris ar kažkas panašaus. Vardai komunistinėje, pačioj pradžioje Sovietijos buvo Vladlen, visi žino Vladimir Lenin, Maja, bet buvo ir vienas Leišminalt, kas šifruosi kaip Leitinant Šmit Naldinė. Neklauskit manęs, kas Leitinant Šmit. Taip. Ponas. Aš šaržuoju, bet tai teisingai, tai taip dažniausiai ir būna. Ir jie ten prikuria visokių teorijų, dažniausiai niekas nieko neatsako, paskui išvadina tipo nacijų ir viskas, ir baigėsi ta kalba. Sekantis klausimas yra apie tai dėl tų pačių įrodymų jo, nes viena Bychovco kronikoje paminėtas vienas Naugardukas tarp istorikų nekotiruojamas kaip tiesiog šaltinis, kuris jau kaip faktas, nes turi būti kiti patvirtinantys ten dar kažkur turi surasti ryšių, kurie įrodytų, kad čia ne pats sugalvojo. Nu kaip tos Ipatijaus kronikos ten tie, kur labai remiasi ir Riurikų prikūrė dabar, kur irgi ten, aš žiūriu, istorikus kaunasi, jie tenai ir buvo tas Riurikas, ar ne, nieks ten į galą ir nežino. Jo? Ir toksai momentas, tada pačiai pabaigai pasilieku tokį savo torčiuką ir sakau, žiūrėk, tu labai gudrus, jo, sakykim, kad senąją baltarusių kalba parašyti statutai, sakau, parodyk man nors vieną LDK laikų knygą, kurioje būtų parašyta slaviškai ir būtų tiksliai įvardinta, kad tai yra slavų kažkokia, tai yra lietuvių kalba. Jo? Slaviška rašysena, tekstas ir įvardinta, kad tai yra lietuvių. Ir tada tu galėsi, aš ten atsiklausiu prieš tai ant kelių, sakysiu, Mindaugo palikuonė, aš tau kaip žmudas meldžiuosi dabar, imk mane į vergus. Va, nes jie greičiausiai taip labai norėtų.
Bet niekas irgi to negali atsakyti. Ir va tokie paprasti įrodymai, kuriais reikia kauti su jais, nes kitaip nieko nebus. Istorikai, jūs turite istorikai tarpusai su istorikais, čia viskas tvarko, jūs tos reikalus išsispręsit, susitvarkysit. Yra žmonių, kurie ir taip pritarė ir tai tikrai teorijai, nemeluoja. Lenkijoje gyvena vienas baltarusis, kuris pastoviai juos padeda į vietą. Kaip Lešukas, man atrodo, ar kaip ten jo pavardė? Lochnesas? Ne, normalus žmogus labai teisingai viską jiem išaiškina. Kai jie bando provokuoti, jisai padeda į vietą, sako, žiūrėk, čia jau viskas, tu čia su tom savo teorijom nepasakok. Lietuviai ten buvo, mes ten slavai, viskas čia gerai, nezirstų man. Ne. Tai va, tai tokie paprasti niuansai. Gerai, mes artėjom prie pabaigos ir kadangi mes labai gerbiam savo publiką, iš esmės klausimai, kurie čia buvo pažymėti, išsakyti diskusijos tvarka buvo visų diskutantų ir taip. Ir kadangi mes labai gerbiam čia susirinkusią publiką, mes nusprendėm šitą vietoj leisti klausimų įrašų auditorijos. Atėjo, matau... Aš įsiveršiu, nes labai noriu paskaityti klausimą iš programėlės, o po to kiekvieno paprašysime iš jūsų ateiti šalia, dar turėsime kelias minutės, tikiuosi. Tai Matijus klausė, kodėl kiekviena kitoniška tapatybė, ar tai Vilnijos mažumos, ar baltarusių litvinizmas, mes linkę pirmiausia vadinti grėsme. Ir, jisai dar kitą klausimą tokį papildantį turi. Prieš keliarius metus baltarusiams jautėme solidarumą, šiandien jų tapatybė vadinama grėsme. Ar mūsų istorijos traktavimas priklauso nuo geopolitikos? Tai tokie du labai susisiejantis klausimai. Kas nori atsakyti? Auksė. Trumpai pasakyti. Žiūrėk, Auksė paėmė mikrofoną, Žilvinai, tu tada užbaigsi, gerai? Auksė pirma. Aš apie tapatybę, tai litvinizmas nėra tapatybė. Tai ta prasme, melo mes negalim vadinti tapatybę. Jeigu mes Rusijos propagandą melus ir sakom, kad tai yra melas ir jie meluoja apie ukrainiečius, jie meluoja apie mus, jie meluoja apie mūsų valstybės susikūrimą, apie okupaciją meluoja apie sausio 13 ir mes sakom, kad tai melas, tai litvinizmas irgi nėra tapatybė, tai yra melas pastatyta ant melo molinių kojų. Kada Baltarusiai iš tikrųjų, kodėl, pavyzdžiui, mes neturim konflikto jokio istorinio su ukrainiečiais? Todėl, kad ukrainiečiai, jie labai aiškiai sako, kad tai buvo, mes buvom bendroje valstybėje, jūs buvo tie švelnieji arba gerieji okupantai, kurie nekeitė tikėjimo, nekeitė kalbos, nekeitė religijos, papročių nekeitė. Bet mes buvom vienoje valstybėje, tai aš visą laiką pasigendu šito iš baltarusų, nes, realiai tai jie buvo didžiąją dalimi nukariauti ir, ta prasme, tą rodo istoriniai šaltiniai ir tai irgi yra istorikų įrodyta. Tai, ta prasme, taip, jie buvo valstybės piliečiai, vėliau jie gavo teisės, kaip ir stačiatikiai, ta prasme, stačiatikių teisės jų buvo prilygintos, bet tai buvo gerokai vėliau, tai yra jau, LDK, sakykime, netgi turbūt į savo saulėlydį, link savo saulėlydžio ėjo. Tai tiesiog, čia nėra tapatybės dalis, tai mano būtų šitas atsakymas į šitą klausimą. Mes norim dar keletą, turbūt turėsim klausimų, tai paprašyčiau tada glaušiau, kad... Iš auditorijos, kas kelkit ranką, kas nori, drąsiai iš vietos... prašau, garsiai sakykit, kad man reiktų mikrofoną. Čia gerbiamas Valdas išreiškia daug kritikos iš tikrųjų mūsų valstybėje, kad jūs nedarot vieną kitą trečią darbą, iš tikrųjų kaip ir yra. Bet jūs dabar esate Seimo narys ir jūs, kaip ir sakykime, esate toj terpė, kur galite kažką daryti, papasakokit, kaip jums sekasi pakeisti mąstyseną su savo kolegų. Tai aš turiu tokias naujas pareigas, ten buvo parašyta lituanistikos komisijos pirmininkas. Tai va dabar yra tas laikas, kada mes pradedam veikti ir žiūrim, kas šitam lauke yra padaryta nemažai darbų, bet dar ir reikia padaryti. Didžiausia problema yra valstybinio užsakymo nebuvimas. Nėra pas mus institucijos, kuri formuotų užduotis. O mokslas be užduočių jisai nevyksta. Reiškia, kiekvienas tyrinėja savo temą, kažką gal sušoka padaro. Geras pavyzdys yra 1000-mečio programa. Va tada iš tikrųjų padaryta daug darbų. Kada yra pinigai, yra skirtos užduotis, iš anksto planuoja, skiriama laiko, tada dirbama. Nes dabar tas esamas finansavimas, jisai tą sistemą palaiko, bet jinai nejuda valstybei reikalinga kryptimi. Nėra ryšio tarp valstybės ir jos institucijų, išskyrus keletą konkrečių degančių dalykų. Tai kokia ten metrikos publikacija, bet iš principo reiškia, nėra tokio daikto. Bet mes dabar turim litvinizmo pavojų. Suvokiam, kad tai yra pavojus. Tai skirkim tam dėmesį, skirkim tam tyrimus ir mes turėsim atsakymus. O kaip ta valstybė pasidarė? O Auksė sako, užkariavo. Ir užkariavo, ir neužkariavo, visaip ten buvo. Dėl ko? Dėl to, kad kaip tik tai 13 amžiuje, kada Lietuvos valstybė
tapo jau tokia labiau matoma išoriai, nuo 12 pabaigos jau jinai tokia darosi, įvyko mongolų antpuolis. Ir mongolų antpuolis paskatino ieškoti Rusijos kunigaikštystės prieglobsčio, nes kas priklausė Lietuvai, nebepriklausė Aukso ordai. Dėl to labai kas ir mielai jungiasi. Čia dėl to ta valstybė augo ir dėl pastangų, bet ir dėl tos situacijos. Tai reikia tą suprast. Ir jeigu jūs pažiūrėtumėt, kaip tas vyksta, tai ir per karą, ir per mūšius, ir per vedybas. Visokiais būdais reiškia, tam, kad pasiekti tam tikrą rezultatą. Dėl to tai formuojasi. Čia yra daug faktorių. Bet kiek žmonės žino apie tai? Va čia yra klausimas. Ko gero mažai. Ok, Imantas, nekantravo kažką. Kadangi einam į pabaigą, tai dar labai trumpai dėl politikų atsakomybės arba ką aš matyčiau, ko trūksta. Tikrai litvinizmo grėsmė dėja yra rimtas dalykas, o ne kažkoks išmanytas, tikrai ne filologinis ir ne šiaip sauginčias ant vienų nuomonių prieš kitas. Todėl labai svarbu, kad būtų konsensusas tarp bent jau pagrindinių politinių jėgų Seime. Nesvarbu, pozicijos, opozicijos, centro kairės, centro dešinės, galbūt kai kurių kitų net, bet, kaip sakiau, klausimas yra antiek svarbus, kad tiesiog reikia prieiti vienas dalykas prie bendro vertinimo šito reiškinio, prie bendrų kažkokių, numatyti bendras gairias, ką ir kaip reikia daryti, ir paskui nebandyti kiekvieną kartą tampyti šitos antklodės ant savęs, kad čia vat mes geri kovotojai su litvinistais, o šitie blogi. Tai turi būti bendranacionalinis interesas ir visų politikų atsakomybė. Priimam jūsų pasiūlymą perduos. Aš noriu paprieštarauti iš karto labai stipriai, kaip ne politikų ir ne atstovas. Ne. Visų pirma, tai ne politikų yra atsakomybė, o tai yra visų mūsų. Jeigu mums nerūpi Lietuva, istorija, mūsų tapatybė, kalba, tai, ką su mumis daro, tai kaip elgiamasi, kaip viešai galima reikštis, grėsmė jo, kai prie Gedimino kalno per savo kažkokią tai vieną šventę atsistoja žmogus su ruporu, gimęs Kaliningrade, dalyvavęs tienku rusiškose muštynėse, jis Kaliningrade gimė, jis ne Karaliaučiui, nenusipelnė jis gimti Karaliaučiui. Gerai, viskas tvarkoja. Tai ir jisai sako, dėkujamo lietuviskai Uladė per ruporą, šalia stoja mūsų policija, šalia vaikšto žmonės ir jis prie Gedimino kalno sau leidžia įsakyti tokius žodžius. Tai ir yra, kad mes negalim praeiti pro šalį. Negalėjo praeiti aš, negalėjo praeiti Elgis, kiti negalėjo praeiti, Dominikas ir taip toliau. Daugybė žmonių, kurie tą daro, bet visi mes turim daryti. Niekas už mus nepadarys. Jeigu visi, tų jėgų trečių, ten centristų, dešiniųjų, kairiųjų rinkėjai pasakys savo politikam, žiūrėk, gal darom kažką, nes aš norėsiu balsuoti už tuos, kurie daro šito klausimu. Nėra svarbesnio mums ideologiškai klausimo dabar negu šis. Gerai, yra baisesnis dalykas negu tas su Matigalniku. Aš eidamas čia prie valdovų rūmų miške girdėjau grojant garmoškę. Tai gerai, kad nepasėmiau ginklo šiandien. Mes einam į pabaigą ir aš, taip, tai jūsų bus klausimas, tai bus paskutinis klausimas, aš labai atsiprašau, laikas neguminis. Jūs klausimus, tradiciškai žmonės išdrasėja jau po to, kai kažkas jau pirmas užduoda klausimą. Tai klausimus šitiem garbėm ponam ir poniai užduokit kažkur forumuose, o jūs turit garbę užduoti paskutinį klausimą ir mes visiems dėkojam susirinkusiems. Kodėl ignoruojama Pozniako valstybinė veikla pas mus? Pozniako, trumpai drūtai, aš irgi, man tas nesuprantama, ir mes su Žilvinu šituo klausimu tikrai sutarėm. Aš tai sakau, persona non grata, nepratesti vytną žytilstvą Pozniakui, bet gerai, ne manęs klausim. Jis ne Lietuvoje, jis Lenkijoje ir mes praeitais metais, jis kai atvažiavo čia šnekėti savo nesąmonių, aš jam uždaviau klausimą, kodėl jis mus Lietuva vadina ir ten jie pradėjo visai vartytis, galų gale mane išvijo iš salės Lietuvoje. Tai, jis turėtų būti įvardintas kaip viena didesnių grėsmių, nes jo rengiamos nacionalistų eitynės ir taip toliau, glaudžios sąsajos su Lenkų įvairiom grupuotėm ir panašiai,
tai nėra šiaip tiesiog žmogelis, kurį vardina kaip, jis ten turi labai nedidutį palaikymą. Jo, tas labai nedidutis palaikymas yra smogiamosios grupuotės, kurias jis ruošia. Pavyzdžiui, RUH, Baltarusių nacionalistų toks judėjimas, kur staiga žmogus be palaikymo, be pinigų aplinkinėse valstybėse visose sukuria filialus. Wow. Gerai, nu ką, dar kartą. Valdas Rakutis, Žilvinas Vitojus, Imantas Melenas ir nuostabioji Auksė Ausienė. Ir dar tam vaikinui paplokit, tai yra organizatorius viso šito dalyko. Dominikas. Ačiū, kad atėjote, kovojom, nepasiduodam ir mūsų teisybė yra mūsų pusėje. Iki visiems.